Sveiki, draugeliai. Radau šitą įrašą savo juodraščiuose ir galvoju, gerai, reikia padaryti voice overį ir įkelti, paaiškinti, ką aš čia dariau. Dirbau Anglijoje ir keičiau šitą skydą. Kodėl įkeičiau? Todėl, nes darė statybininkas ir aišku, jisai ne elektrikas, padarė pagal save ir standartas nieko gero. Klientas šitą namą nuomos, tai norėjo pasidaryti pačius naujausius visus atnaujinimus elektros ir statybininkas įdėjo tokį skydą, kur yra 2 nuotykių rėlės. Pagal Lietuvos standartus čia viskas normalu, pagal UK čia jau senamadiška. Mes dabar dedam RCBO, tai yra nuotykių rėlė ir automatukas viename. Nuėmam dangtelį, pasižiūrim, ką turim ir ojojoj, tikrai matos, kad ne elektrikas darė. Nėra apsaugos kabeliam įeinant. Anglijoje yra skydai metaliniai jau seniai, todėl, kad apsaugotų nuo kokių kibirkščių, nuo gaisrų, tai svarbu labai, kad kabelis nebūtų pažeidžiamas, tai mes įdedam šitus tokius tarpinės tas gumas. Ten vienas laidas buvo iš viso net nepajungtas, paliktas, nesupratau kodėl. Tai va, atsidarom naują skydą, išėmam, susijungiam viską, susitvarkom, pasižiūrim, ką turim. Taip atrodo naujas skydas, Anglijoje dedami va tokio dydžio, pakankama, nes susideda, kaip sakiau, tie RCBO ir jie užima tik vieną vietą, tai todėl labai kompaktiškai viskas susideda. Čia oranžinis šitas yra nuo žaibo apsauga, nežinau kaip lietuviškai vadinas, virš įtampos, man atrodo, apsauga. Tas raudonas yra pagrindinis tas jungiklis ir tas kitas automatukas yra maitinimas tam žaibo apsaugai. Dabar visi skydai irgi Anglijoje šitus dedam kaip standartas. Anglijoje yra vienfaziai, beveik visur vienfaziai įvadai, tai irgi viskas labai kitaip darosi negu Lietuvoje. Šičia yra tas šinelis, šukos, vienu žodžiu basbo. Lipdukai ir tarpiniai tie gumelės, kad apsaugoti laidus, bet gali, aišku, savo dėti. O aš naudoju, tokie yra specialūs mašinų durų rėmelių tokia guma. Tai aš juos naudoju. Nuėmam seną skydą, išėmam laidus, pasiruošiam vietą naujam skydeliui. Viską taip gražiai susitvarkom, viską išėmam. Pusė kabelių buvo normaliaus ilgio, o kita pusė, kaip sakant, kovoja už savo gyvybę. Labai trumpi palikti, tai reikėjo žiūrėti, kad viską susiorganizuoti, kad arba padaryti tą visą layout, kaip lietuškai, tą configuration. Vienu žodžiu, reikėjo taip sutvarkyti, kad viskas iki automatuko daitų. Turiu šitą pakrovėją, kuris prisideda prie akumuliatoriaus nuo mano dirėlių, nuo mano perferatoriaus, vienu žodžiu. Telefonas irgi biškai suvarytas, kai statybose dirbu, dažnai būna ten, jisai subyra man. Ta medinė plokštė ten, kur matosi, yra speciali nuo ugniai atspari. Čia dar buvo mano perferatorius, naujas. Toks švarus, wow, seniai tokio nemačiau. Tai gerai, skydą pasiruošėm, išdaužėm dėžutės, tas skylutės, kur eis laidai. Anglijoje dedasi 25 mm kvadratinių milimetrų kabelis. Vadinasi meets a tails, tai jos eina iš skaitliuko iki to įjungiklio pagrindinio. Eina fazė, eina nulis, neutralus ir įžeminimas. Įžeminimo tai būna dažniausiai 16 arba 10. Sukišama per šitą, ir kitą par pamiršau, kaip lietuškai, tuoj pasižiūrėsiu Google. Google sakė, vadinasi kabelio mova šitas. Tai va, šitas, tas 25 mm jį yra labai sunkiai lankstyti. Yra šitas su daugiau gyslų, papildomai moku daugiau, kad šitą naudoti ir jisai yra lankstesnis ir geriau išsilanksto. Kaip sunku lietuviškai aiškinti, stengiuosi tikrai nepasiduodu, bet žinokit, jeigu išgirstumėt mano kalbą prieš metus, kai tik atsikrausčiau Lietuvą iš Anglijos, tai
aš net nesusišnekėjau iš viso. Tai labai pati savim didžiuojuosi, kad taip gražiai dabar lietuviškai kalbu. Šiek tiek su šitais kabeliais reikėjo pakovoti, nes aš dažnai pamirštu geriausią techniką, nes ne visą laiką keičiu skydus. Tai va, išdaužiam skylutės gale, įdedam šitą tą tarpinę, kaip minėjau, kur dabar naudoju nuo automobilių durų, irgi nežinau kaip vadinas, bet gal kas supras, nupjaunu šitą medienos dalį, ten pasidarau skylės, kad atitiktų taip pat, kur skydui dariau. Nuo sienos irgi pasidariau tokį tarpelį, kad galėtų pratilpti laidai. Šitas yra dar toks papildomas raudonas kilimėlis, jisai toks plasmasinis ir jisai irgi yra nuo gaisro. Gaisro apsauga ten Anglijoje mes labai viską darom, kad apsaugoti namus nuo gaisro. Laidai labai trumpi, nemėgstu juos ilginti, bet reikėjo. Yra tokie, matosi, ten juodi brūkšniukai. Ką aš darau prieš nuėmant skydą, aš pasidarau brūkšniukus. Tai 1, 2, 3, 4, 5 po vieną brūkšniuką taip susidedu. Tada žinau, kur viską atgal dėti. Uždedu šitos irgi, kaip tie metaliniai, nežinau, penny washes mes vadinam, centai. Centai mes vadinam Anglijoje. Šitus įdėjau, va, koks trumpas laidas, tai sugalvojau perkelti tą grandinę arčiau ir va taip atrodo tie visi automatukai su nuotykių realiam viename. Dabar irgi naudoju trumpesnius, čia yra senesnės ilgos versijos, trumpesnės yra tokio pačio dydžio kaip tas pagrindinis jungiklis, tai labai gražiai viskas susideda. Tada užmaunam va šitus. Jie čia yra paprasti plasmasiniai tokie laikikliai, kad jeigu žmogus, kad jie užima vietą, kai uždedi dangtelį, kad nebūtų tarpų, kad žmogus negalėtų kišti piršto ir paliesti šukų, šino. Nes, aišku, elektra nutrenks. Tai va, viskas sudėjau, viskas sujungiau ir viskas, man atrodo, va spėjau papasakoti. Čia taip susijungia, sakyčiau, normaliai. Nieko wow, bet sunku dirbti kartais su senesnė instaliacija, nes negali laidų pats palikti ilgio kokio nori, iš kokios vietos jie ateina, iš viršaus ar apačios negali pasirinkti. Labai gerai Anglijoje visi skydai eina su lipdukais, tai labai gražiai vas suklijuoja, kas nesupranta angliškai pamato paveiksliuką, kas supranta gali paskaityti. Šiukšlės susidedu, susirenku, šitą va kėdutę jau jai viskas amen, nebeturiu, turiu naują, kuri jaučiasi, kad biški tokia pigesnė, bet viskas okei. Tai ką, toks va kilimėlis, man reikia tokio, norėčiau pasidaryti su lietuviškai savo kontaktais, nes labai gerai apsaugoti klientų grindis, arba va, susimeti šiukšlis ant jo, paėmė ir taip čik, šiukšlių nebeliko, nereikėjo rinkti nieko. Tai va, norėčiau tokio kilimėlio, bet su lietuviškom savo duomenim pasidaryti, su lietuvišku savo logotipu. Ir va, tai va, ačiū, kad žiūrėjot, pasistengiau paaiškinti lietuviškai. Ir ką, mano lietuvių kalba toliau tobulės ir bus viskas okei.